vakar buvo negana. Atvykom dar kartą Alaniją. Vakar pramazinom vieną urvą, todėl varom dabar į urvą. Damlatas Cave vadinasi. Geras, gražus urvas. Ir pasižiūrėsim. Ten viduj 22 laipsniai. Dabar laukiai yra 35. Tai va, prisėmėm daug vandens iš tikrųjų. Vakar kėlėmės funikulierium iki tos pilies. Dar eisim paragauti turkiškų kebabų. Pamėginsim nueiti iki Raudonos pilies. Einam iki urvo. Kažkur čia va. 30 lyrų. Normal šiltas. Hello. Hello. Entrance is 30 lira. 100 lira. It's free. 100 lira. 100 lira from 3 euro. 20. One person? One. 20 değil mi? And the shipyard already closed? Today close. Tomorrow if you want. You want? No. And Red Tower? Same. Same, yes. Yes. Same working time. This is 10. And 7. This is your ticket. Thank you. Okay, thank you. Nu ką, pasiskaičiuosim, ką čia man atidavė. Nelabai supratau, kiek čia tas bilietas kainavo. Tas bilietas kainavo 100 lyrų. Ką, urvas mažas, bet gamta yra vienas geriausių architektų. Dailininkų ir skulptorių. Fantastiškai atrodo. Bet čia šitie stalagmitai dar augant. Nes jie dar, nuo jų dar kapsi vanduo. Mažas tas urvas, jau išėjom iš jo, ten išėjimas, ten įėjimas, mažiukas uriukas, 3 eurai, bet manau už 3 eurus verta, ne, aplankyti tokį urvą. Aišku, vaikam nepatiko, bet vaikam todėl ir padaryta kaina yra nemokama.
Va, galite ateiti, iškart šišas parūkyti. Čia vieta ir Kleopatros paplūdimys. Nors šita vadinasi vieta Damlatos paplūdimys. Keliaujam toliau kebabų turkiškų. Čia aplinkui, sakė, vien turistų vietos. Visi kebabai vienodi, jokių čia skirtumo. Pasiklausėm turko taksisto, kur geriausia eiti. Jis sako, Istanbulo yra kebabai va čia. Ten paeisit, ten rasit kažkur, kur nežinom. Bandysim surasti. Bet čia greičiausiai reklama, nes sako, parodykit mano vizitinę kortelę ir gausit pigiau. Tai va. Einam žiūrėti. Ar gausim čia mes pigiau, ar čia taksistas gaus kažkiek pinigų už tai, kad atvažiavom. Nes Turkija visur biznes, visur visi bando tave vežti. Čia kaip mūsų atostogų pradžioj testūras, sako, važiuokit į parduotuvę, nuvešim nemokamai, po to galėsit po Olaniją pavaikščioti. Jo, nuvažiavam su jo transferiu į parduotuvę ir sako, po to mums grįžkit kaip norit. Nieks jūsų čia neveš namo. Tai ten 2 pakėlėm testūrui. Vis tik parvežė į viešbutį, bet po Olaniją špygą taukota, net nepavaikščiau. Istanbul kebab. Matai ką nors? Gal Google reikia klausti? Sushiko. O jeigu greit skaitytum, kaip verčiasi? Sushiko? Tai va tokie ir sušiai. Vysim periai. Aišku, Turkijai niekas nestoja prie perėjų, nors čia perėjos. Visiem vienodai. Visiem vienodai. Visiem perėjos negalioja. Vis tik eiti per gatvę ir pakelti ranką yra kažkas. Jo, nenutrenkė. Ir priėjom Istanbul kebab. Kainos. Hello, good evening. Hello. How are you? Good, you? Normal. Normal? Why normal? Normal in Turkey is very good. Huh? In Turkey you cannot say I'm very good. Why? Normal is very good. Very good, okay. You want to try traditional kebab? Yeah. Turkish. Adana kebab, Osmanish kebab, Yes, something Döner like kebab. Yeah, doner kebab. Yeah, Iskender kebab, they're international. International. but local, like We want All, they are all local. Döner kebab, Iskender kebab, Adana kebab. Okay, I give you table. Yeah, we have visit card. Your guy said to show to you, and you will give us skidka discount. Skidka, we cannot give you, but we can give you some offer, free drink. Okay, it's good to. O, visai graži vieta. Šalia gatvės pavostyti mašinų. Ne, gerai. Gerai, mes bandysim išsirinkti kažką. Thank you. Gerai. Pažiūrim, Istanbul kebab. Šitą galima nuo 18 metų. Nu va, čia, nežinau, ką čia atnešė, čia gal appetizeris? Čia matyt bus
You can take this, we don't smoke. O, čia vietinių. Ar čia nebus tai, kad, žinai, kur tipo atneša, ragaukit, bet po to už tai reikia susimokėti? Tai, bet kur čia buvo? Kur aš tą skaičiau? Kažkur buvo, irgi tikrai. Čia prineša, pridėlioja tenai, karočiai. Ir tie potinėlė ten nuneš. Jo. Bet tai ten paragauti, kaip baisite. Nu gerai, pasižiūrėsim, paragausim visko čia. Man šitas jų gogul mogul yra kaip kažkas panašus į salsą padažą. O čia jogurtas dažniausiai būna su mėtom. Ir matosi salotos pašlakstytos granatų sirupu. Ir aišku jų lavašas. Matosi keptas vietoj. Biškai paragavom salotų. Paragavom jų tos salsos, aš nežinau kaip čia vietinių, reikės vietinių paklausti, kaip jie vadina šitos visus. Tadukas ragavo tą jogurtą, jam visai patiko, sakė labai įdomus skonis. Gal reikėtų ir man jį paragauti. Reikia nusipirkti tripodą, niekaip negaliu. Gal gali padėti? Va, kolega biškai pafilmuos. Nu jo, natūralus jogurtas. Nežinau, man tai šiaip sau. Gana rūgštokas toksai. Tadukas irgi ragauja. Tadui patinka. Nu, kiekvienam pagal skonį. Atnešė mūsų maistą. Susakiau klasikinį. Tadukas irgi klasikinį. Čia kaip? Adano kebab. Adano kebab. Jo, tradicinis toksai. Nu, ragaujam. Dama, gera mėsa. Jo. Jo, iš karto, iš karto. Ką tik iškepta? Nu, gerai, ragaujam ir aš. Nu ką galiu pasakyti? Nu kaip? Lietuvoje kokių 10 kartų skaniau. Rimtai? Ne, šitas tai geras, o šitas tarpšen. Šitas geras. Taip. Nežinau. Lavašas toks žiauriai kietas. Kandi atrodo kaip, nu, toks miltų sluoksnis. Žinai, kaip būna toksai. Gal čia aha, lavašas, man atrodo toks pat, kaip sakai. Labai kietas. Taip. Šiaip sau. Lietuvoje gamina kebabus skanesnius. O va, kolega užsisakė Adam kebab. Tai mes pavadintume kaip šašlykas ant iešmo. Nu, paragausiu aš irgi. Atpjauti? Ne, aš biškai atsignypsiu. Man patiko. Nu tai faršas ant iešmo pakeptas. Mėsa tikrai labai skani. Nes visi ką tik iškepta, Ant laužo jaučiasi toksai anglių skonis. Taip, tikrai, mėsa skani. O čia ne. Aš savo kebabą vertinu 4. Tadukai labai patiko, sakė 10 vertina. O Adan kebabą įvertino Donatas 9. Sakė, visai jam patiko. Mėsa gera, gerai iškepusi, neperkepta. Tai va, kas norit. Einam per gatvę. Dabar yra po 8:15. Ir kaip patys matot, Alanijai verda gyvenimas. Nu, priėjom uostą.
Lipam? Eini per šaligatvį, kaip ir turėtume jausti saugiai, bet važiuoja motociklai. Ir tada tu pypsina, jeigu tu nesitrauki. Alanija garsėja piratais. Nu ir jie matyt to didžiuojasi. Turistiniai laivai, piratai, Dzeusas, va. Traukinukai važinėja. Nu, įspūdingai šiek atrodo. Ir va tai va uostas apsuptas kalnų. Irgi gražai atrodo. Ten tolija Alanija. Ten viršuj pilis šviečia. Tikrai gražiai atrodo. Čia vieną atrakciją girdė laivus apžiūrėti. Nes lemba tikrai gerai padaryta. Oi, čia kaip kas kartais geresni kadrai. O čia tai gražiai atrodo. Apie kokį dar pabaisą? Oi, žinok, tudukai neversinėmis, tikrai. O tu gert Adai nenori? Nu va, puikiai proga išbandyti naktinį režimą. Ten švyturys, naktinė Alanija ir žinoma Alanijos pilis. Man atrodo labai gražiai. Ir mes čia einam kaip tik pro dokus, kai kur tvarkome visi kateris. Kaip tik pamatas. Ten praėjom. Didelis šitas bokštas vadinamas Raudonąja pilim. Alanijos raudonoji pilis. Aišku, turkiškai jinai biškai kitai vadinasi. Aišku, jums dabar jinai oranžinė. Bet mes ją dienos metu matėm, jinai buvo raudona. O taip, uostamiesty romantiškai su gyva muzika galima praleisti laiką. Ir čia mūsų kelionės pabaiga. Vaikas mūsų pabarga, kompanionas šios kelionės ir keliausim viešbutį ilsėtis. Išsikvietėm taksą.
praktično.